Labadiena. Gera. Noriu pakalbėti su daktaru docentu Robertu Badaru, be 5 minučių profesorium. Keistas noras, bet tęskite. Noriu pakalbėti ir užduoti kelis paprastus klausimus, kas susipažinti su mūsų, tą, ką turi Lietuvos fondas, nieko nepadarysi. Ar ne? Tai norėjau paklausti, vienas klausimas, kaip atrodo gydytojo, klinikinės toksikologijos gydytojo darbo diena? Už gydytoją aš negaliu pasakyti, aš jau daugybę metų esu viršininkas, tai aš galiu pasakyti, kaip atrodo viršininko darbo diena. Iš tiesų prasideda, kaip nebūtų keista, ne nuo kavos, nuo rytinės 7 minutės. Svarstame visus tą dieną patekusius ligonius nuo pereitos 5 minutės. Tai, ar tai būtų ūminė apsinuodijimo skyrių, ar tai toksikologijos reanimacija. Apsvarstam detalės, pasiaiškinam, pasigilinam, kas buvo naujo su jau anksčiau pagulytais pacientais ir tada skirstomės daryti savo tos kasdienius darbus, bet kartais pavyksta tą planą laikytis, kartais kažkokie netikėtumai būna, mes gydome pacientus, mes konsultuojame kitus ligoninės skyrius, mes turime planines konsultacijas, aišku, tai buvo tokie administracinių, galbūt visuomeninių kažkokių įsipareigojimų dėl visuomenės informavimo. Tai schema būtų tokia. Schema tokia. Tai dabar darbo diena baigėsi. Kada? Šiuo metu yra pasibaigus, bet aš jau sėdžiu čia. Tai iš tiesų, kaip ir visų medikų, nuo 7 iki pusės 4 maždaug. Bet yra žmonės, kurie būdi. Bet vėl aš čia pasakys, kad didelį kiaurą parą, tai bus netiesa, bet jeigu tas laiškų rašymas, straipsnių skaitimas ir mokslo projektų darimas įeitų į darbą, tai ta veikla tęsiasi ir po klasikinio darbo. Plius yra universitetas, kuris savo laiką, kaip galima dabar iš čia važiuosiu tiesiai universiteto paskaitą. Tai iš esmės, ta prasme vis tiek, kaip žmogaus diena, tai dar nesibaigė, tokia darbinga. Oi, ne. Tarsi tik tiek, kad tas našumas, tai su amžiumi aišku krinta, bet tas bandymas kažką daryti, tai jisai labai retai būna trumpesnis negu 10 valandų, tas tai būna ilgesnis. Produktyvumo nėra didelė, bet stengiasi. O dabar grįžus namo po visų darbų, kas laukia? Sakyčiau, laukia žmona, bet žmona prasigrįžta dar vėliau, bet jau aš grįšiu kažkuo tai 8 po šitos paskaitos savo ir tada visokie rašto darbai, skaitymai, rašymai. O ar lieka laiko laisvalaikiui? Kai mes su savo ponia išvažiuojame į atostogas, tai čia neseniai buvo man išstempus kažkokiam ten Košiūtą, tai 3 dienos prie jūros net nėjom, mes darėm visokias skolas pildėm. Kažkiek lieka, aišku, to, kad prisiverti kažką daryti, bet šiaip tai, aišku, tai įsisukit, tai atrodo, kad taip ir turi būti, nors toks suprantu, kad nelabai gerai, tai toks laisvalaikis, laisvų nuo darbo metu, sakyti, nežinau, kad yra negerai. O kas jis yra? Kas vertinama laisvalaikio, ką norėtų duše padaryti? Duše, tai vis miegoti pradžioje kokią savaitę, taip neišeinant, bet iš tiesų tai mes šeimoje šiek tiek aktyvesnį būdą ir bėgiojame, pasivažinėjom su dviračiais ir dar ką nors, turim sodybą, tai ten yra toks pasyviai agresyvus laisvalaikis toks. Knygų skaitymas yra visiškai atostoginis verslas. Pirmiausia, ką darom prieš važiuodami kur nors, bent jau aš ką darau, prieš važiuodamas kažkur iš atostogos, aš susikraunu knygas, o šitas tu turėsi perskaityti. Ir taip kažkaip, nes daugėja to darbo laiko, ne darbo krūvė, darbo laikas, kuris nesuspėjęs su juos skaityti, mažėja laiko skaitymą. Aš labai negaliu skaityti. Aš turiu nespecifinį literatūrą, nes specialiai turiu kasdieną čia žiūrinėjau. Platų prasme, kasdien. Žiūrėjau, labai retai būna, kad nepasižiūrėtume. O tokia dušiai mielą literatūrą. Ką rekomenduotumėte paskaityti? Aš nerekomenduočiau skaityti tų knygų, kurias skaitau aš, skaitau tokios gana specifinės. Aš labai mėgstu žiūrėti, kai skaitau pacientą.
Ir pagal knygų pobūdį, krūvelės aukštį, tu labai gali pasakyti apie tai, kokia yra situacija. Bent jau psichosomatiniam skyriui, tai vyrauja knygos apie dvasinį tobulėjimą, apie kažkokios prasmės ieškojimą. Žmonėms su apsinuodymais, mes turim biblioteką, jau gana seniai turim, dar čia kaip Lietuvoje nebuvo tų madų turėti visose ligoninėse biblioteką. Tai labai dažnai žmonės skaito pasaką. Žmonės, kurie ilgai daugybę metų neskaito, pradeda nuo pasakų, nes jie iš visos bibliotekos pasirenka pasakas. Nuo ko rekomenduočiau, tiesiog skaityti. Skaityti ne tik socialinius tinklus, bet ir knygas. Tai kiek išlaiko žmogų tokiais stabiliai būsime šiuo dienom tokiais sumaištyje viso kelio. Aš taip kalbu. Supratau. Ir, kaip sakyti, vienas dar iš tokių standartinių klausimų, kuriuos užduodu kalbinamiems žmonėms, skamba taip. Kokią savybę vertinate? Reikėtų po pradžių numirti, tada pasakyti visą, koks jis buvo šaunus savyje. Aš manau, geriausia mano savybė yra tai, kad aš tinginys. Ir tinginys tai iš tiesų nėra jau toks blogas bruožas. Tinginys nebūtų tas žmogus, kuris nieko nėra. Tinginys gali būti gyvenimo paverstas ir dirbti daug, bet tinginys tai yra racionalizacijos pagrindas. Ir visą, kad tas kinesiovas, kad ten netinginiai, darbštuoliai nebūtų išradę ratą. Ne? Tai yra progreso vienas iš variklių. Noras optimizuoti darbus ir veiklas ir tas iš mano tam kažkokias paprovoja, galbūt būtų galima padaryti kažką racionaliau, paprasčiau. Tai vienas iš tokių progreso variklių manyje, ko gero yra. Nes pagalvoti, gal nereikės daryti. Teisingai. Ir dabar du tokie klausimai, visai nei tema, tai vienas skamba taip. Jeigu dabar tektų iškeliauti į negyvenamą salą, kokie 3 daiktai vyktų kartu? Šitą tokia klasikiniai. Aišku, čia jau kaip sakyti, jeigu žmonos negali padėti daiktą. Tada jeigu vykti vienam, tada Dievas žino, nežinau, gal tokį. Televizorius ten būtų beprasmis, aišku. Koks nors aštrus pjaunamas, kertamas įrankis, nes visiems kažkaip reikėtų įsikurti. Jeigu tai būtų kažkokias augalinės žaliavos, Geras. Gerai, aštrus daiktas, peilis ar mečetė kažkokia. Degtukai vėl. Ko gero, degtukai, tada kažkaip bandytų kažkokią amžiną ugnelę turėti. Tam, kad išlikti. Antibiotikų nepadėtų. Šachmatas jau nepaloši. Gal kokią nors pastolių, kokią nors palapinę kažkokią, nežinau, netgi nesėra negyvenamas. Pirmiausia, reikia žiūrėti bazinių dalykų. Valgysi neprisimtum daug. Vandens kažkokio gamybos įrankį, kad ir pasiimtum, nes tai ilgai nelaikytų, reikėtų vietoj. Trečias vastai. Supratau. Ir dar vienas klausimas iš vaikystės. Jeigu būtų vienas stebuklingas noras, kuris tikrai išsipildytų, kaip jis skambėtų? Tam norėčiau su savo seneliu Amželais pasišnekėti. Jis myliam vos 2 metų, bet jis padarė man žmogų. Tiesiog pasikalbėjau. Gerai. Ačiū labai už pokalbį. Sure.